turim miegą, sportą, dabar turim karštį ir šaltį. Pirtis versus šalčio terapija. Suprantu, kad tau pačiam asmeniškai kaip ir gal fainiau, tas šaltis bent jau apie jį kalbėjai, bet kas mums, taip nežinau, gal duomenim kažkokiam remiantis realiai naudingiau yra? Nežinau, kaip pasakyti, kas yra naudingiau, bet apie tai irgi vis daugiau yra kalbama apie kontrastą. Man pačiam yra tekę išbandyti labai įdomiose vietose. Šveicarijoje esu buvęs tokiam social club, įspūdinga vieta. Tai yra 20 minučių, yra sauna, sausas karštis, bet temperatūra nėra nepakeliama. Aš klausiau, bet dabar nepamenu tiksliai, bet ten bus kokia iki 50 maksimum, bet tas 20 minučių vyksta grupinis užsiėmimas, kuriame iš esmės tokia kaip meditacija. Turbūt esi buvęs jurtose kažkur pirtininkai, kur veda programą, ten kelių valandų trukmės, ten yra kitaip. Pas juos 20 minučių yra programa, pavyzdžiui, gali būti kažkiek tempimų. Yra, sakykime, tempimų, tu įeini į pirtį, yra kokie ten pas juos labai talpiai 20 žmonių, vyksta tempimai, tai priešais tave yra ten treneris ar trenerė, sakykime, bet visi esam pirty. Tada yra priklausomai nuo programos ten 1, 2, 3 raundai ledo vonios, viena ten yra šaltesnė, kita šiek tiek šiltesnė, bet čia kalbam apie 8, ten 3 laipsniai šilumos. Ir tada vėl raundas yra į pirtį. Ir pavyzdžiui, yra sauna, ledas, sauna. Ir jeigu mes būdame vakare, o aš būdavau vakare pas juos, sako, kas norite dar savo energiją pakelt, tai eikit vėl į ledą, o kas norit, kad jau leistųsi energija, prieš miegą, sakykime, nebeužbūstint savęs, tai viskas, po to antro užėjimo į sauną, po antros dalies jau tada kūnas rimsta ir mes tiesiog ruošiamės miegui ir nebebūstinam savęs. Tai pasirodo vis daugiau tyrimų apie sauną ir Suomija labai džiaugiasi, sako, mes visą laiką, žinojom iš esmės, nenaudojam. Tai yra ten irgi nedaugiau turbūt 2 raundų po 15 minučių, bet 15 minučių prie kokių 90 arba 100 laipsnių tikrai jau skauda išbūti. Tarasme, nežinau, kokia tavo asmeninė patirtis yra, bet... Aš nelabai vaikštau, dabar pradėjau vaikščioti po sporto klubu iškart po sporto. Tai man visai patinka, bet ten 80 laipsnių, man atrodo, kažkur gaunasi apie 10-15 minučių. Vieną kartą nueini prieš dušą ir viskas. Tai va, tai tiesiog toks, jeigu kaip ritualas, daugiau žiūrinti, nes matai, žinai, šaltis ir karštis veikia mūsų visą kraujagyslių sistemą, ar ne? Tai va čia ir yra apie tą treniravimą, elastingumą. Tai... Nes karštis plečia, širdžiai sunkiau dirbti, dėl to išsiplečia kraujagyslės, kad jai palengvintų. O šaltis traukia. Ir aš net esu užsirašęs, ar nėra žalinga realiai, nes tą, ką tu pasakėjai, saukiai, 5 laipsnių, ten 3-8, kaip ir protų suvokiama, bet pas mus Lietuvoje, ar ten šiaip žiūriu, ką daro žmonės ir ką kelia, tai ten rauna pusvalandį +9 ir tada eina į nulį. Ta prasme, arba į ledą grinai. Ir aš taip bandau logiškai suprasti. Tai vieni yra geriau apdovanoti, ne? Genetiškai stipresnė širdis, kraujotaka, visa kita, bet yra ir silpnesnių žmonių. Tai kai tos kraujagyslės išsiplėtusios iš pirties, ta šauni ten jos staigiai turi trauktis, čia nežmoniškas krūvis. Čia labai didelis kraštutinumas, man atrodo, žinai. Tai būna nelaimingų atsitikimų visokių, kur tada sako, žmogus buvo sveikas, jisai praktikavo, nežinau, lindo į eketes, nėrė po ledu ir baigėsi nesėkmingai. Tai tiesiog prisižiūrėti. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.